Sveiki, mano vardas Greta Orech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Šiandienos video tikrai bus nesilpnų nervų žiūrovams, kadangi gan grafiškai, vaizdiškai turėsiu pakalbėti apie jauno vyro mirtį, nužudimą, kanibalizmą ir galbūt netgi bus iškeltos tam tikros diskusijos komentaruose, kaip turėtų būti baudžiami psichikos sveikatos sutrikimus turintys nusikaltėliai. Tad be ilgų kalbų pradėkime. Timothy Richard McLean Jr. gimė 1985 metais spalio 3 dieną Winnipege, Kanadoje. Tai nebuvo jo vienintelė gyvenamoji vieta, kadangi augdamas jisai gyveno tarp dviejų miestų, tarp Winnipego ir LA. Ir oh my god, LA yra toks mažas miestelis, jame yra apie 670 žmonių. Winnipege yra daugiau nei 750 tūkstančių. Tad Timas patyrė tiek didelio miesto šurmulį, tiek mažo miestelio rumumus, nors aš žinau, kad LA yra kaip ir daugiau, ūkininkų toksai miestelis, tad turbūt jisai tenais važiuodavo tik tai padirbėti, o gal kažkokius tai nuotykius apturėti, kas ten žino. Nuo pat mažens Timas buvo visada labai aktyvus. Jisai norėjo pamatyti pasaulį, jisai norėjo ištirti visą pasaulį, jisai norėjo susipažinti su visais žmonėmis. Ir jo mama Carol sakė, kad Timas buvo jos laukinis vaikas ir labai protingas. Kaip jinai atsimena, kaip jinai bent jau pati sakė, Timas perskaitė visas knygas, kurios buvo jo pradinės mokyklos bibliotekoje. Ir šaunuolis. Bet ne šaunuolis, kadangi jisai metė vidurinę mokyklą, kai pasijautė, jog jam tiesiog nebebuvo jokių iššūkių. Ir būdamas toks aktyvus, žinoma, turėjo daugybę draugų. Jisai buvo visų mylimas. Ir jeigu jisai negalėjo, turėti laiko savo draugams, jo draugai persiplanuodavo savo tvarkaraščius, kad tik tai galėtų su juo susitikti bent jau trumpam, bent jau kažkuriam tai laikui. Jo draugė Tiffany Labelle apibūdino jį kaip žmogų, kuris negalėjo ilgai išsėdėti vietoje. Jam labai patiko bendrauti su žmonėmis ir dėl to pasiūlė jam įsidarbinti cirke, karnavale. Jei tiksliau Red River Exhibition Winnipege, kur jinai ir pati tenais dirbo. Paauglystėje Timas persikėlė gyventi pas savo tėvą, Timą vyresnįjį. Ir aš nežinau, kur tiksliai tas tėvas jo gyveno, turbūt LA, tame mažame miestelėje, ir dėl to jisai taip keliaudavo pirmyn atgal. Ir tėtis tuo metu gyveno su antra žmona, Timo pamotė, Nadine. Ir Timas sakė tėčiui, kaip jisai norėjo kuo daugiau keliauti, kuo daugiau pamatyti ir vieną dieną išgarsėti. Ir aš nekomentuosiu apie tai. Grįžtant prie jo darbo, ten to cirko, karnavalo, Jisai dirbo kaip barkeriu ir aš nežinau, kas tai yra, todėl man teko susiguglinti. Tad barkeris arba, aš net nenoriu verst, riaumotojas. Žodžiu, barkeris dažnai vadinamas karnavalo riadininku. Šitą turbūt žodį irgi reikėjo pasiguglinti, nes yra asmuo, kuris bando pritraukti lankytojus į pramoginius renginius, tokius kaip cirkas ar pramogų parkas, ragindamas praeinančius visuomenės narius skelbti apie renginio lankytinas vietas ir pabrėžti įvairovę, naujumą, grožį ar kitą viliojantį renginio bruožą. Ir jam tai sekėsi labai gerai. Nes jisai gerą savaitę, jeigu praeidavo ten savaitę, kadangi mokėdavo kas savaitę arba už kas renginį, jeigu jisai įsidirbdavo tikrai pakankamai daug pinigų, kaip greitai įsidirbdavo, taip greitai juos ir išleisdavo. Tai būdavo vakarėliams ir tiesiog autobusų biletams, kadangi jis mėgdavo daug kur keliauti. Jo brolis Kendall sakė, kad Timui toksai gyvenimo būdas labai patiko. Jisai tiesiog labai greitai pritapo prie to. Nes žinoma, kiekvieną dieną keliauji, nauji veidai, nauji miestai, nauji tiesiog įspūdžiai. Kaip gali nepatikti tokiam žmogui kaip Timas? Ir turbūt dar dėl pinigų. Kai atsivosdavo viena vieta, jis susikraudavo daiktus ir išvažiuodavo į kitą cirką ar į kitą renginį. Ir kadangi jisai jau turėjo nemažai patirties, jam nebūdavo sunku įsidarbinti. Taip keliavęs iš vieno miesto į kitą, pagrinde Greenhouse autobusais, jisai pagaliau susirado vietų, kurioje norėjo įsikurti. Tuo metu Timui buvo 22 metai. Ir jisai turėjo merginą vardu Colleen. O Colleen tuo metu buvo nėščia. Ir nors tai buvo jos trečiasis vaikas, tai buvo pirmasis su Timu. Kitus du vaikus jinai turėjo iš praeitos santuokos.
Abu nusprendė, jog vasarą tiesiog pakeliaus, užsidirbs pinigų, susitaupys, tada grįž į Winnipegą ir planuos, kaip kraustytis į tą Britų Kolumbiją. Britų Kolumbija buvo vienas iš tų miestų, kuris jisai aplankė bekeliaujant to karnavalo maršrutu. Ir Timas tiesiog įsimylėjo tą miestą. Jis pajautė, jog nori tenais gyventi, jog jisai nori, kad jo vaikai tenais gyventų ir jisai norėjo netgi tenais pasenti. 2008 metais Timas dirbo Key Days, arba anksčiau žinomų kaip Klondaiko dienos parodoje, karnavale, Edmonde, po kurios visa grupė turėjo vykti į Regina miestą, tačiau Timas nusprendė praskipinti Regina miestą ir važiuoti tiesiai į Winnipegą, susitikti su draugais, su šeima ir tenai sulaukti savo merginos ir planuoti tiesiog, kaip kraustytis į tą Britų Kolumbiją. Kai kurie jo draugai pasiūlė jam nusipirkti lėktuvo bilietą, kadangi pati kelionė nuo to Edmonto iki Winnipego buvo labai ilga. Apie 1287 kilometrai. Tai apie 18 valandų. Ir Timas atsisakė. Jam paprasčiausiai patiko važinėti autobusais. Ir aš niekur neradau, neskaičiau, ar tai dėl to, jog jis bijojo skrydžių, ar galbūt lėktuvai buvo brangesni ir autobusai buvo pigesni, ar iš tikrųjų jam tiesiog patiko keliauti autobusais. Tačiau ši kelionė buvo jo paskutinė. 2008 metais Liepos 30 dieną susikrovęs bagažą Timas rado vietą autobuso gale ir įsipatoginęs laukė, kada autobusas pajudės į Winnipegą. Tarp kitų autobuse keliavusių buvo 40 metų vyras vardu Vincentas Wigwam Lee. Vincentas buvo apibūdintas kaip 40 metų aukštas vyras, nuskusta galva, dėvintis akinius nuo saulės. Ir šiek tiek daugiau informacijos apie Vincentą, kartais sakysiu Vince, arba Vincas, arba Vincentas, bet kadangi jisai yra mūsų šiandienos nusikaltėlis, tad aš turiu šiek tiek informacijos ir apie jį. Tad Vincentas Wigwam Lee gimė Dondonge 1968 metais balandžio 30 dieną, kaip antrasis iš 3 vaikų. Vincento tėvas, kiek skaičiau, buvo custodian, tai kaip sargas, prižiūrėtojas, globotojas, bet nebuvo pasakyta, kur būtent, nes tada man būtų lengviau suprasti, ką per darbą jis dirbo. Bet jo mama dirbo kaip matematikos mokytoja. Vincentas gimė 1 mėnesiu per anksti. Ir jo sveikata tikrai nebuvo pati geriausia, nes jisai gan dažnai, labai dažnai netgi sirgdavo ir daktarai pasakė, jog jisai turi vystymosi sutrikimą. Kadangi jisai kalbėti ir vaikščioti pradėjo tik tai nuo 5 metų, o į pradinę mokyklą jisai ėmė eiti nuo 9 metų. Bet, nepaisant to, jo sveikata ir akademinė pažanga pagerėjo įstojus į vidurinę mokyklą. Būdamas 19 metų, Vincentas pradėjo studijuoti automobilių inžineriją Wuhan technologijos institute, kurį 1992 metais baigė ir įgijo kompiuterijos bakalauro laipsnį. Tarp 1994 metų ir 1998 metų jis dirbo Pekine kompiuterių programinės įrangos inžinieriumi, o tuo tarpu 1995 metais vedė savo žmoną vardu Aną, su kuria susipažino dirbdamas būtent tame pačiame darbe. Įmonėje, įstaigoje, darbovietėje. Pasak Vincento žmonos ir tėvų, jis niekados neturėjo jokių psichikos sveikatos, požymių, kažkokių tai bent jau. Bet tėvas pastebėjo, jog Vincentas turėjo, ar bent jau buvo užsispyręs ir neramus ir turėjo polinkį nuolat judėti, krutėti. Kaip ir Timas. Vincentas emigravo į Kanadą 2001 metais, birželio 11 dieną, pagal federalinę kvalifikuotų darbuotojų programą ir išliko Kinijos pilietis iki 2006 metų lapkričio 7 dienos, kada gavo Kanados pilietybę. Kai kuriuose straipsniuose mačiau, jog buvo parašyta 2004 metais, bet ne, jisai pilietybę gavo 2006. 2004 rudenį jis Winnipege dirbo smulkius darbus, įskaitant Granto memorialinėje bažnyčioje, kad išlaikytų save ir savo žmoną, kadangi jie abudu atvyko į Kanadą. Ir matyti, jo psichinė būsena ėmė blogėti būtent čia, būtent tuo metu, kadangi jisai teikė,
jog sekė saulę ir buvo įsitikinęs, kad Dievas jam įsakė tai padaryti. Tai yra atvažiuoti ir dirbti Kanadoje ar gyventi Kanadoje, arba galbūt jisai turėjo omenyje, kad būtent dirbti toje bažnyčioje. Aš tik tai perskaičiau, kad jisai būtent taip jau pradėjo mąstyti 2004 metais. Jį įdarbinęs pastorius Tomas Castor sakė, kad Vincentas atrodė laimingas turinti šį darbą ir buvo pasiryžęs jį atlikti gerai, nepaisant kalbos barjerų su kitais kongregacijos nariais. Ką jis toliau pasakė? Manau, kad jis kartais jautėsi nusivylęs, negalėdamas bendrauti ar suprasti kitus, tačiau turime labai kantrų personalą ir atrodė, kad jis gerai reagavo. Seemed to respond well. Tomas Castor taip pat sakė, kad Vincas nerodė jokių pykčio ar kokių kitų smurto protrūkių požymių iki pat 2005 metų pavasario, kada Vincentas paliko ir šį darbą. Turiu dar paminėti, jog kol jisai dirbo šioje bažnyčioje, jisai atsivėrė į krikščionybę ir netgi buvo pakrikštytas toje pačioje bažnyčioje, kurioje dirbo. Tais pačiais metais, mes tebe kalbam apie 2005 metus, jam buvo diagnozuota šizofrenija. Vincentas bandė ignoruoti savo diagnozę, niekados nedarė tokio dalyko. Ir būtent dėl to jisai patirdavo gana tokias dramatiškas nuotaikų kaitas. Ir kalbėdavo apie dalykus, kurių niekas kitas nesuprasdavo, netgi jo žmona. Vincentas tada teigė, ėmė bent jau teigti, jog su juo kalbasi Dievas. Ir jisai sakė, kad balsas jį pavadino trečiąją Biblijos istoriją. Taip pat antrojo Jėzaus atėjimu skirtų išgelbėti žmonės nuo ateivių invazijos. Kodėl visi religingi žmonės, ar tai kulto lyderiai, ar tai tiesiog kažkokios psichozės apimti asmenys visą laiką šneka, kad jie yra Dievo siųsti išgelbėti žmoniją nuo vieno trečio kito dalyko? Kodėl? Žmonės reikia gelbėti nuo milijonierių gobšumo ir tam tikrų politikų debilizmo. Nereikia būti Dievu. Šis balsas jam dažnai, ir gan dažnai, reguliariai liepdavo išeiti, paklajoti basomis ar tiesiog nukeliauti į kitą miestą dėl kažkokių tai neaiškių priežasčių. Ir jisai dažnai skųsdavosi savo žmonai, jo girdi tuos balsus, kurie jam liepia daryti tam tikrus dalykus. Ir jisai verkdavo dėl to, jis tikrai nenorėjo turėti tų garsų, tų balsų, tų įsakymų. Ir jo žmona ir draugai stengiasi kažkaip tai jį nuvesti, kažkaip tai, priversti pamatyti daktarus dėl šitų jo haliucinacijų. Tačiau jisai visą laiką atsisakydavo, sakydamas, jog jisai bijo ligoninių. Ir aš galvoju, galbūt jisai bijo ir nenorėdavo eiti į tas ligoninės, ar jisai nenorėjo prisipažinti, jog jisai turi šizofreniją, kad tik tai jam nereikėtų eiti ir vėl lankytis ligoninėse, kadangi kai jisai buvo mažas, jisai matyt turėjo tai daryti gan dažnai dėl savo tų visų ligų. Ir galbūt jisai tiesiog turi tą ligoninių fobiją. Šios haliucinacijos tęsiasi toliau, tačiau 2005 metais kovo mėnesį Vincentas grįžo į Kiniją tam, kad išsiskirtų su savo žmona. Vincentui grįžus į Kanadą, jisai buvo nusiustas, pasodintas, paguldytas į instituciją, kai jį aptiko pareigūnai klajojant po Ontarijos gatves. Nebuvo per daug informacijos, ar jisai buvo išgėręs, ar jisai buvo parūkęs, ar jis turėjo kažkokių kitų narkotikų, ar tai buvo jo haliucinacijos, kurios jam liepia būtent keliauti į tą Ontariją miestą pėsčiomis, ką jam dažnai liepdavo balsai daryti, keliauti pėsčiomis, vos nebe nieko. Ir jo žmona buvo beveik pripratusi netgi prie to, kad jisai padirba, sakykime, ten kokį mėnesį ir mėnesį pradėti maždaug keliauti pėsčiomis, basomis į kitą miestą ir tada grįžta kažkaip tai net. Žodžiu. Tada Vincentas išvyko į Thompson miestą, iš pradžių planuodamas pirkti žemę, bet kai suprato, kad neturi pinigų, jisai įsidarbino tenais kaip Walmart, naktinių priežiūros darbuotojų Walmart'e. Bet vėliau 2008 metais, tad pragyveno 3 metus tenais, 2008 metais buvo atleistas dėl incidento su
kitų darbuotojų. Tad kažkas tai įvyko tam Walmart'e ir jį atleido. Ir matyti, jisai dirbo kažkokius tai smulkius darbus, kadangi po 4 mėnesių jisai susitaupė pakankamai pinigų grįžti atgal į Winnipegą, kuriame dirbo degalinės prižiūrėtojų, Domo, ten kažkokioj degaliniai, ir pusę etato dirbo Tim Hortons. Kadangi tai Kanada, mes tikrai nežinosime šių pavadinimų, bet aš pamėginsiu surasti tas visas nuotraukos, kaip atrodo. Ir aš žinau, kad aš praleidžiu labai daug, dabar, bent jau šiuo metu, aš praleidžiu labai daug tos smulkios informacijos, kur jisai persikėlinėjo iš vieno miesto į kitą, jisai gana labai daug keliavo. Tada pas savo buvusią žmoną irgi apsistodavo, tada vėl keliaudavo, vėl grįždavo, vėl keliaudavo. Nu, žodžiu, aš šitą visą informaciją praleidžiu, kadangi tai nėra svarbi šiam video, šiai bylai, kurią aš noriu papasakoti. Bet svarbiausias dalykas, kad tuo metu jisai prisipažino, kad paskui jisai turėjo tą pirmąjį visišką psichikos epizodą, sutrikimą, tą tokią būseną, bent jau kiek jisai atsimena po pagalbos duotos jam. Čia bus biški vėliau, aš kaip visą laiką šokau į ateitį. Sorry. Bet 2008 metai, 3 metai praėjo nuo tada, kai diagnozavo, jog jisai turi šizofreniją, negerėjo jokių vaistų, nieko dėl to nedarė, visa tai pablogėjo, dėl to šitas epizodas, matyti, jam ir atėjo. Ir aš tiesą sakant, nelabai daug domėjausi pati asmeniškai apie šizofreniją. Aš dirbu tokį darbą, kur man tenka bendrauti su daugybė žmonių, kurie turi įvairiausias psichikos problemas, sutrikimus ir visa kita. Ir netgi turėjau porą, tiesą sakant, klienčių, kurios turėjo šizofreniją, bet kadangi jos gėrė atitinkamus vaistus, joms padėjo ir jos neturėjo jokių problemų. Bet kol aš rinkau informaciją šiam video, radau porą įdomių, tiesiog įdomios informacijos ir norėjau pasidalinti su jumis. Kam neįdomu, galite iš karto praskipinti, bet šizofrenija tai psichikos liga, kurią mes iki šiol nepilnai suprantame. Pirmą kartą ji buvo nustatyta daugiau nei prieš 100 metį, kas nėra taip jau ir ilgai. Niekas nežino tikslių priežasčių ir iki šių dienų išlieka viena iš labiausiai klaidingai suprantamų psichikos ligų. Jis laikomas sindromu, o tai reiškia, kad jis gali apimti daugybę sutrikimų ir kiekvienas žmogus, kenčiantis nuo jo, turi šiek tiek skirtingus simptomus. Paprastai pacientams šizofrenija diagnozuojama tik tada, kai prasideda psichozė, kadangi pirmieji požymiai gali pasirodyti menki. Dirglumas, irzlumas, staigus nuotaikos pokyčiai, keistos mintys ir panašiai. Vėliau kliedesiai, haliucinacijos, sutrikusi kalba ar elgesys ir daugelis kitų dalykų. Dažniausiai tai pasirodo tarp 20 ir 30 metų, priklausomai nuo lyties ir gyvenimo būdų. Daktarai vis dar nežino, kas tiksliai išprovokuoja šizofreniją ir jie mano, jog tai gali būti kelių dalykų mišinys, kaip kad genetika, žmogaus aplinka ar net rekreacinių narkotikų vartojimas. Kiti mano, jog šizofrenikai linkę smurtauti, bet tai nėra tiesa. Jei esi linkęs į smurtą, tai tu ir smurtausi. Ne visada priklauso tai nuo tavo psichikos ligos ar kitų dalykų. Ir matyt, kol jisai buvo tame Ontarijos institute, jam tenais buvo diagnozuota paranojinė šizofrenija ir bipolinis sutrikimas, ką jis patyrė maždaug nuo 18 metų. Jam tuo metu, kada jis ten gimė? Tai jam buvo 40 metų, lygiai 40 metų 2008 metais. Deja, mes nežinome daugiau informacijos apie Vinco vaikystę, paauglystę, ar kai jisai studijavo, ar kai jisai mokėsi. Tiesiog, gaila. Nes kuo daugiau draugų būtų atėję, kuo daugiau kolegų būtų atėję ir pasakė ir papasakoja apie jo elgesį, mums turbūt būtų lengviau, arba net, nebūtinai mums, bet visiems būtų lengviau suprasti, kada tai prasidėjo ir kada tai jau pradėjo jau visiškai ridentis tolyn. Kaip ir žinome, 2008. 2008 metais jisai apsistojo trumpam pas savo žmoną, dabar tiksliai nepasakysiu, kuris miestas. Ir jis susirado darbą. Jis tiesiog išnešiodavo laikraščius. Ir po kelių mėnesių jisai nusprendė, jog jam reikia grįžti į Winnipeg. Jisai paprašė savo darbę, kad jam duotų 2 savaitės atostogų, sakydamas, jog Winnipege jo laukia darbo interviu.
Ir aš nežinau, ar iš tikrųjų jo tenais kažkas tai laukia, ar jo balsas pasakė. Kadangi jisai pats sakė, jog balsas jam sakydavo, kad reikia grįžti į Winnipegą. Galbūt jisai susiskambino, susirado darbą, pasakė, kad hei, aš galiu atvažiuoti į Winnipegą tokią dieną dėl interviu ir dėl to važiavo į tą Winnipegą. Bet tiksliai mes negalim pasakyti, nes tik tai pats Vincentas žino, kas iš tikrųjų jį patraukė važiuoti atgal į tą miestą. Ar darbas, ar balsai. Ir aš labai atsiprašau, jeigu jūs nervina mano akiniai, bet man reikia šviesos. Ir akinių. Su savimi jisai pasiėmė tik tai kelis krepšius, nešiojimą į kompiuterį ir didelį medžioklinį peilį, kurį nesenai nusipirko iš Canadian Tire parduotuvės. Balsas jo galvoje, kuris jo manimu kad yra dievas, pasakė, kad jam gresia pavojus ir perspėjo Vincentą apie piktą ateivį, kuris bandys jį nužudyti. 12:05 Liepos 28 dieną Edmontone Vincentas įsėdo į Greyhound autobusą važiuojantį į Winnipeg. Įlipęs į autobusą, jisai nieko niekam nesakė, jisai tiesiog tylėjo, ir buvo kaip ir visi kiti. Kelionė buvo gan ilga, 19 valandų, ir tas autobusas stojo keliose vietose. Bet jisai, goddammit, what the fuck. Sorry, einam toliau. Tad kitą dieną, kol jisai važiavo autobusu, jau kitą dieną, Liepos 29, 6 valandą vakare, Vincentas išlipo iš autobuso Eriksone. Ir dėl nežinomų priežasčių liko nakvoti ant suoliuko šalia maisto prekių parduotuvės. Ir ką jisai vėliau pasakė, jam autobuse tai reikėjo įsidėti 19 valandų ir jisai būtų atvykęs į Winnipegą. Bet kaip jisai pasakė, Dievas jam liepė išlipti būtent tame mieste. Eriksonas yra labai mažas miestelis ir jame visi vienas kitą pažįsta. Pasak vieno liudininko, jis buvo pastebėtas 3 valandą nakties, sėdintis ant to suoliuko plačiai atmerktomis akimis. Creepy as fuck. Kitą dieną, tai čia kaip suprantu, jo prisiminimai, jo pasakojimai, kaip kas nutiko, kol sėdėjo ant to paties suoliuko, jis pastebėjo gatve važiuojantį pikapą. Vincentas iškart įkišo ranką į krepšį, kuriame jisai laikė tą medžioklinį peilį, įsikibo į peilį, galvodamas, jog kažkas buvo įsiųstas jo nužudyti. Juk būtent žmogus, kuris vairuoja ten tą mašiną, tą pikapą, buvo tas ateivis, kuris buvo atsiųstas jo nužudyti. Bet vėliau, 15 metų, vietinis berniukas vardu Darinas užsiėmė savo reikalais dirbdamas parduotuvėje, kai pastebėjo Vincentą sėdintį ant suoliuko, spoksantį į tuštumą. Tuo metu jis nieko apie tai negalvojo, bet kitą rytą, tai jis 2 dienas prasidėjo Eriksone. Apie 2 dienas. Bet kitą rytą Darinas pastebėjo, kad Vincas vis dar sėdi toje pačioje vietoje ir stebėjo, kaip Vincentas padėjo ant žemės šalia savęs visiškai naują nešiojimą į kompiuterį, Acer 420. Nežinau, parodys, kaip atrodo tie laptopai. Jūs ten inžinieriai išmanykit. Jis priklejavo prie jos popierių, kuriame buvo užrašas $600 arba geriausias pasiūlymas. Ir Darinas nusprendė patikrinti, kas šitoks sėdi ir ką jis čia nais pardavinėja. Ir priejas Darinas apžiūrėjo tą laptopą, visiškai naujas, visiškai geras. Darinas pasiūlė jam ne 600, bet $60. Ir Vincentas sutiko. Ir jie apsikeitė. Parduota. Bye. Wow. Ir kiek Darinas prisimena tą visą pokalbį su Vincentu, jam net nekilo mintis, kad kažkas tai blogai buvo su Vincentu. Jam tiesiog atrodė, kad Vincentas buvo normalus vaikinas, kuris tiesiog norėjo parduoti porą dalykų, kurių jam turbūt nereikėjo ir tiek. Jis nebuvo nei irzlus, nei piktas, nei sunerimęs, nei kažkokia tai paranoja, kad būtų paranoja jį apsėdę. Nieko nebuvo. Jis tiesiog atrodė kaip visiškai normalus žmogus, sėdintis ant suoliuko, laukiantis savo autobuso. Bet, kam įdomu, turiu šiek tiek informacijos, kas buvo tame kompiuteryje. Tad šoksiu šiek tiek į priekį, nieko nesusiję, nieko nespoilinsiu. Bet RCMP, tai čia ta karališkoji Kanadijos policija, paėmė nešiojimų kompiuterį kaip įrodymą. Jame rasta daugiau nei 20 CV pretenduojančių į darbą įvairiose srityse. Įskaitant būtiniausių prekių parduotuvės, greito maisto restoranus, IT skyrius ir Kanados karališkąją policiją netgi. Taip pat buvo keletas nuotraukų, pavyzdžiui, moterų modelių kūnų nuotraukos,
liaudies išlaisvinimo armijos karinių paradų nuotraukos ir paties Vincento nuotraukos, įskaitant įvairius kalnus Britų Kolumbijoje, taip pat keli BAE-CT 155 Hawk skrydžio kadrai, kažkoks lėktuvas irgi parodysiu nuotraukos, iš kurių pastarėjai du, kaip manoma, buvo padaryti jo kelionės per Kanadą metu, kai buvo ištiktas šizofrenijos tų epizodų. Taip pat rasta neišsiųsta žinutė adresuota šeimos nariui arba draugui Kinijoje, kuriame Vincentas komentavo, kaip jam patiko gyventi Kanadoje, tačiau teigia, kad jam trūksta namų, arba bent jau pasiilgo namų, ir kad Kanada buvo ne tokia, kokios jis tikėjosi. Tačiau tiesiog nežinau, ar šita informacija kažkam bus svarbi ir įdomi. Mane tiesiog šiek tiek liaudies išlaisvinimo armijos karinių paradų nuotraukos, šiek tiek, nežinau, praleidęs kelias dienas ant to suoliuko, beveik kelias dienas ant to suoliuko, jisai pagaliau nusprendė, kad reikia pasigauti kitą autobusą ir pagaliau atvykti į Winnipegą, tai tą jisai ir padarė. 2008 metais Liepos 30 dieną įlipęs į autobusą, jis atsisėdo priekyje ir tiesiog žiūrėjo pro langą. Jame, žinoma, jau buvo daugybė keleivių iš Edmontono, kurie jau prabuvo jame apie 18 valandų ir, žinoma, visi atrodė labai išsekę ir mirštantis iš nuobodulio. Kaip ir pats Timas, kuris sėdėjo pačiame autobuso gale. Vieną sėdinę prieš patį galą. Tame pačiame autobuse sėdėjo keleivis vardu Steven Allison. Ir jisai sėdėjo, kaip ir šalia greta Timo, bet kitoje eilėje. Jisai su savo žmona keliavo į Winnipegą, kad rudenį galėtų pradėti studijas. Ir jisai daugybę kartų važinėjo tuo pačiu Greyhound autobusu. Tačiau kai tik tai pastebėjo, kai Vincentas įlipo į autobusą ir atsisėdo, kažkaip jisai pasijautė, kažką jisai jautė, kad kažkas nutiks, bet jisai nesuprato, kas. Ir dabar įsivaizduokite, jog Stevenas su Timu sėdi autobuso gale, Vincentas priekyje, ir Stevenas jau pastebėjo, kad kažkas tai negerai su tuo Vincentu ir kad kažkas tai su juo nutiks. Autobusas galiausiai sustojo pietų pertraukai mieste pavadinimu Brandon. Ir kai visi keleiviai pagaliau grįžo į autobusą, kažkodėl tai Vincentas nusprendė negrįžti atgal į savo vietą, bet eiti į patį galą. Ir jisai pamažu, kol visi ten, susėda, kol ten susiruošė, jisai po truputį slinko. Ir kol jisai dėjo iki pačio galo, jisai skenavo kiekvieną žmogų. Kur kas atsisės, kas per žmogus sėdės ir visa kita. Ir Stevenas tai matė. Žinoma, Timas irgi turbūt matė, nes jie abudu susižvalgė akimis. Stevenas su Vincentu, Timas su Vincentu. Ir kai Vincentas pažvelgė jį, Timas, žinoma, turėjo šalia tuščią sėdynę. Ir jis tiesiog Timas linktelėjo galvą, duodamas žinoti, kad jie gali atsisėsti, jeigu daugiau nėra kur vietų, tai sėsk, mielai prašom. Ir Vincentas tą ir padarė. Timas mėgino, pasakyti labas, turbūt pasišnekėti šiek tiek, bet Vincentas visiškai nieko nesakė. Ir Timas galvodamas, kad maždaug 18 valandų, beveik 19 valandų autobuse, aš nenoriu erzinti toliau šio žmogaus, nes ne kiekvienas gali tiek laiko išsėdėti. Ir tiesiog nenorėjo pykdyti turbūt žmogaus, ar tiesiog bothering. Ir tiesiog nusisukau, užsidėjau ausinukes ir ėmė klausytis muzikos ir, užmigo. Tuo tarpu Stevenas, matydamas visą šią situaciją, kaip atsisėda Vincentas šalia Timo ir, taip sakant, jo, jisai jaudinosi, jisai nervinosi, jisai kažką tai jautė, bet jisai nesuprato ir nežinojo kas, nežinojo kodėl. Stevenas negalėjo per visą kelionę nustoti tiesiog stebėti šonu šiek tiek akim į tą Vincentą, ką jisai darė. O Vincentas visos kelionės metu, jisai įkišdavo ranką į savo tašę, kažką tai paliesdavo, kažką padarydavo, įsitraukdavo tą, arbatos tą didelį tokį, kaip jie vadinas. Ir įsitraukė tualetinio popieriaus ritulį. Ir jisai tiesiog kartais pasidėdavo tą tualetinį popierių po kaklu
ir siurbčiodavo arbatą. Arba tiesiog siurbčiodavo arbatą. Arba nežinau, bet kaip pats Stevenas pasakė, kiek atsimena, tai jis tiesiog pasimdavo, na, žinot, kai ieškot kažką tai iš savo tašės ar kuprinės ir kartais tiesiog pasėdėdot po kaklu, kad, prilaikot su kaklu ir krūtinę, kad nepamest. Ir kažkaip tai atrodė man toks vaizdas, kad galbūt jisai, laikė tos, tualetinių popierių rulono laikė. Ir, atsigerdavo biškutį arbatos ir tada vėl įdėdavo atgal į kuprinę. Bet bent jau tai pasakė Steve'as, kad labai keistai jisai elgėsi. Kad jisai tą arbatą vis siurbčiojo labai mažais gurkšniais. Ir tai jau buvo keista, bet jau kad nuo pat pradžių buvo keista, tai jam tiesiog dar labiau, man reikia pranešti autobuso vairuotojui, kad su šituo žmogum kažkas tai negerai. Bet Steve'as buvo ant tiek įsigandęs, kad jisai nenorėjo atsistoti, kad Vincentas į jį neatkreiptų dėmesio. Bet jisai labai norėjo nueiti ir kažkaip tai pranešti autobuso vairuotojui, kad kažkas tai negerai bus. Kad reikia tiesiog, stebėti, kas su šituo žmogum negerai. Ir kol Steve'as visai taip jautėsi, Timas tiesiog miegojo, Vincentas gėrė savo arbatą, laukė temo ir tame autobuse buvo mini televizoriai. Ir filmas tuo metu buvo Zoro kaukė. Ir visame autobuse buvo gana tamsu. Vienintelė šviesa atėjo tik tai iš tų mini televizorių. Steve'as, kaip pats pasakė, jisai negalėjo kreipti jokio dėmesio į tą filmą. Jisai negalėjo net užmigti. Tiesiog jautė, kad kažkas tai bus ir jo visas kūnas neleido į nieko daugiau kreipti dėmesio, apart ką Vincentas darė. Bet neturiu aš tiek daug laiko šiandien, tad kitą dalį nufilmuosiu rytoj, o jum tai bus po sekundės. And I'm back. Ir tiesą sakant, gerai, jog sustojau būtent šioje vietoje, kadangi nuo čia pradėsiu kalbėti apie tai, kas įvyko autobuse. Tad kažkuriuo tai momentu Vincentas išgirdo vėl tuos balsus savo galvoje, kurie pasakė jam, jog jisai turi nužudyti žmogų sėdinti šalia jo, Timą. Steve'as, kuris sėdėjo šalia ir vis dar žiūrėjo, ką Vincentas darė, jisai pastebėjo, kaip Vincentas stebėjo Steve'ą pro savo saulės akinius, žiūrėdamas jį, lėtai įsikišo ranką į krepšį ir įsitraukė tą didžiulį peilį. Ir Steve'as tuo momentu pagalvojo, kad viskas, va dabar tai jisai mane užpuls. Bet jo nuostabai, Vincentas pasisuko į dešinę ir Vincentas tiesiog inirtingai ėmė smogti su tuo peiliu į Timo kūną ir Timas, žinoma, atsibudęs ėmė rėkti iš to viso skausmo ir panikos ir tai sukėlė didžiulį šurmulį visame autobuse. Kitas keleivis, 26 metų Garnetas Caton, jisai papasakojo žurnalistams, kas įvyko būtent tuo momentu ir kaip jisai sakė, aš skaičiau knygą, staiga išgirdau vaikino rėkimą, atsisukau, o šalia mane stovintis vyras smogė kitą vaikino dideliu Rambo peiliu. Po 5 ar 6 durų vaikinas nustojo rėkti. Ir aš nežinau, ar dėl sąmyšio ir tos panikos, tačiau kiti keleiviai atsimeno, jog Timas mėgino lipti per kitas sėdynės, mėgino pabėgti kažkaip, tačiau užkliuvo už tų sėdynių ir nukrito ant žemės. Ir Vincentas toliau su tuo peiliu jį, kapojo. Nežinau, kaip kitaip pasakyti iš tikrųjų. Steve'as tuo tarpu, jo impulsas jam liepė tiesiog kažkaip tai pamėginti susikomunikuoti su vairuotoju, kad kuo greičiau sustotų autobusas, kad atsidarytų durys, kad žmonės galėtų išbėgti. Tačiau tame autobuse buvo toks didelis šurmulys, niekas nesuprato, kas vyksta, visi panikavo, visi rėkė, visi verkė. Kai kurie žmonės netgi ėmė vemti, matydami, ką Vincentas daro Timui. Ir tada Steve'as pastebėjo, jog moteris šalia jo, ar tai už galo, metė savo vaiką, aš nežinau, kelių metų, tačiau, kaip jisai pasakojo, kažkas tai, viena motina metė vaiką per kelias sėdynės kažkam tai pagauti, kad tik tai tas vaikas, paspruktų kuo greičiau iš tos visos situacijos. Ir kodėl nenuostabu, bet paaugliai mėgino įsitraukti telefonas ir filmuoti visą tai, tačiau jie buvo nustumti į priekį, nes visi žmonės tiesiog grūdosi ir norėjo išlipti, todėl
Mes neturime jokių video, neturime jokių nuotraukų, net jeigu ir turime, tai ačiū Dievui, kad jie nėra internete. Stevenas tuo tarpu suprato, jog Timui niekaip negalės padėti ir jisai atsisakė atgal. Už jo sėdėjo jo žmona Izabelė. Ir jisai pamatė, jog jinai buvo paralyžiuota, jog jinai net negalėjo pajudėti, jinai tiesiog žiūrėjo, kas vyko ir tiesiog sėdėjo, negalėjo net pajudėti. Ir šalia jo sėdėjo motina su vaiku. Tad jisai griebė savo žmonos ranką ir liepė motinai su vaiku tiesiog bėgti paskui jį. Ir ačiū Dievui, Vincentas, nepastebėjo turbūt jų, nes visi išlipo gan saugiai. Niekas nebuvo sužalotas kitaip. Apart buvo viena pagyvenusi moteriškė nustumta ant žemės. Kažkas tai ją pastūmė ir jinai nukrito ant žemės. Tai aš tikiuosi, kad kažkas tai vis dėlto padėjo jai atsistoti ir išbėgti iš to autobuso irgi. Tuo tarpu sunkvežimio vairuotojas vardu Chris Algerė, jisai taip pat važiavo tuo pačiu greitkeliu namo ir pastebėjo visą šitą šurmulį. Ir tuo tarpu, jau kai visi išlipę, autobuso vairuotojas, to sunkvežimio vairuotojas ir keletą kitų žmonių, apsiginklavę metaliniais strypais ar plaktukais ar belenkom turėjo, mėgino grįžti atgal į autobusą, kad padėtų Timui. Kai jie įėjo į autobusą, jie pamatė Vincentą stovintį šalia Timo kūno, nejudančio, nerodančio jokių gyvybės ženklų. Vincentas tiesiog stovėjo apipiltas krauju ir nerodė jokių emocijų. Ir Chrisas, tas sunkvežimio vairuotojas, vėliau pasakė, kad jis niekados gyvenime nejautė tokio noro kažką tai va taip primušti tiesiog, kaip jis tuo momentu jautė, kaip norėjo primušti Vincentą. Ir aš puikiai suprantu. Vyrai stebėjo, ką toliau Vincentas darys. Ir po akimirkos Vincentas atsiklaupė ant kelių ir ėmė su tuo peiliu pjauti Timo gerklę. Ir kai jisai nupjovė, pasiėmė tą galvą už plaukų, pakėlė ir ėmė rodyti visiems. Ir kai jisai pastebėjo, kad vyrai stovi šalia durų, jisai ėmė eiti link jų mosikuodamas peiliu. Vyrai, žinoma, išbėgo laiku, uždarydami duris ir tiesiog įstringindami jį į autobusą. Ir nuo to momento visi žmonės, kurie buvo jau lauke, jie stebėjo, ką Vincentas darė, kaip jisai laikė tą galvą, kaip jisai laikė tą peilį ir tiesiog žingsniavo per visą autobusą pirmyn ir atgal. Ir tuo momentu autobuso vairuotojas suprato, jog jisai paliko raktus autobuse. Ir aš kai skaičiau, aš niekados nežinau šitos informacijos, bet galima išjungti kažkaip tai autobusą, net jeigu ir tu turi raktus viduje, kažką tai ten gali pamykti ir negalėsi važiuoti, taip sakant. Tad ačiū Dievui, autobuso vairuotojas prisiminė, nuėjo, ten viską padarė, pamygo ir dabar pagaliau Vincentas yra visiškai pilnai tiesiog įstrigęs autobuse ir jisai negali pabėgti ir, žinoma, nieko kito sužaloti. Ir kaip Vincentas pats atsiminė, tie balsai jau galvoje toliau tęsiasi ir kaip jisai sakė, nežinau, ar pasielgiau teisingai. Dievas man sakė, bet tai buvo mano pačio ranka. Todėl turiu mirti. Ir tada dar daugiau balsų, kurie pasakė, Dievas man liepė patraukti Timo kūną kuo toliau, nes kitaip jis atgys ir mane nužudys. Jisai tuo metu, Vincentas tuo metu tikėjo, jog Timą užvaldė bloga, pikta jėga. Ir dėl to jisai turėjo nužudyti Timą. Ir dėl to jisai turėjo nukirsti galvą, kad jisai neatsikeltų, neatgytų. Ir Dievas, čia pats Vincentas taip sakė, kad Dievo balsas jam pasakė, išdarinėti, išskrosti Timo kūną. Vincentas medžiokliniu peiliu perpjojo Timui krūtinę, pralaužė šonkaulius ir pradėjo išdarinėti krūtinę. Pašalino Timo širdį, kepenis ir visas žarnas, kuris išsvaidė per visą autobusą, sėdynės, praėjimą ir netgi langus. Ir keleiviai, kaip atsimena, Vincentas tiesiog pakėlęs Timo kūno dalis, nešiojo kaip kažkokį tai trofėjų, nors visiškai nerodė jokių emocijų. Pagaliau atvažiavus karališkai Kanados policijai, arba sutrumpintai RCMP, ir aš tiesiog sakysiu RCMP, nes tai bus lengviau ir trumpiau man sakyti, jie pagaliau atvažiavo, tačiau nei vienas iš pareigūnų nedrįso įlipti į autobusą, jie tiesiog irgi stovėjo ir žiūrėjo, ką Vincentas toliau darė. Ir tai truko valandas. Nes bėgant valandoms Vincentas suvalgė abi Timo akis
ir trečdalį jo nosies. Jis taip pat nupjovė Timui nosį ir ausis, tada atsistojo, pažvelgė pro langą į publiką ir ėmė demonstruoti nupjautas Timo kūno dalis. Ir Vincentas toliau, kai buvo parašyta, kapstėsi Timo kūne, valgė kūno dalis, uostė, laižė pirštus ir toliau rodė, ką jisai daro publikai ir policijai. Ir policija vis vien nieko nedarė, jie tiesiog stovėjo ir žiūrėjo. Po kelių valandų RSMP nusprendė atvesti specialius derybininkus ir stipriai ginkluotą taktinį padalinį, bet ir jie nieko nedarė. Jie tiesiog irgi stovėjo ir žiūrėjo, kaip Vincentas išdarinėjo Timo kūną ir vos nepasišaipydamas rodė, ką jisai darė per langą. Vėliau Vincentas įsitraukė plastikinius maišelius, į kuriuos pradėjo dėti Timo kūno dalis. Ir per atseitas visas derybas vienas iš policininkų išgirdo Vincentą sakant, aš turiu pasilikti čia visam laikui, ar kažkas tai tokia. Like for eternity. Tai atseit, kad jisai turi pasilikti autobuse per amžinybę. Ir kol visi tiesiog stovėjo, žiūrėjo ir laukė, policija pagaliau pagalvojo, taigi keleiviai, ką mums daryti su keleiviais praėjus keliom valandom, ką daryti su keleiviais. Ką jie padarė? Juos visus nugabeno į Brandon RSMP būrį, apklausai, o jų daiktai buvo konfiskuoti, tipo kaip įrodymai ar kažkas tai. Bet įsivaizduokit, visi jūsų lagaminai, visi jūsų krepšiai, viskas buvo tiesiog konfiskuoti. Po tokio PTSD, po kelių valandų, kur tu turėjai vos nežiūrėti, ką tas vyras, kuris vos negalėjo užmušti tave, dabar tavo daiktai yra konfiskuoti. Ir tu sėdi policijai ir nežinai, taigi ne aš, pradėjau žudyti, kodėl aš turiu čia sėdėti, aš tiesiog norėjau namo nuvykti ar kažkur tai į Winnipegą. God's sake. Kol visą tai vyko, tas visas keleivių išvežimas į nuovadą, sunkvežimio vairuotojas Krisas klausė policininkų, kodėl jie nieko nedaro. Labai geras klausimas, Krisai. Kodėl? Nes pasirodo, vienas iš SWAT pareigūnų turėjo su savimi pusiau automatinį šautuvą, taip pat ašarinės dujas ir kitus ginklus, kaip kad tazerį, bet jie vis vien liko už autobusų durų ir tiesiog stebėjo viską, ką Vincentas darė. Praėjo 5 valandos. 5 valandos. Jie stovėjo 5 valandas nieko nedarydami. Galiausiai 2008 metais, Liepos 31 dieną, 1 valandą 30 minučių ryte, Vincentas pamėgino pabėgti iš autobuso pro langą, tačiau policija jo laukė. Jisai buvo pakratytas tazeriu 2 kartus ir tada ant jo buvo pasiųstas šuo. Ir pagaliau Vincentas pasidavė ir jisai buvo pasodintas į policijos automobilį. Aptikrinę Vincentą, policija jo kišenėse rado Timo nosį, ausį ir liežuvį. Ir policija, žinoma, laikėsi visų taisyklių, visų protokolų, nuvežė Vincentą į artimiausią ligoninę, kadangi jisai susižalojo ar tai lipdamas pro langą, ar tai kai ten su tazeriu kratė, ar galbūt dėl šuns, bet kaip ir privaloma, iš pradžių į ligoninę, sutvarkai viską ir tada jau atgal į policiją. Autobuse policininkai rado Timo kūno gabalus, išsibaršiusius po visą autobusą, po sėdynėmis ir net ant langų. Ten jie taip pat rado į plastikinius maišelius įkištą jo nosį, ausį ir dalį burnos. Timo kūnas buvo taip negailestingai sužiaurotas, kad niekas negalėjo jo atpažinti. Ir užtruko 24 valandas, kad tik tai identifikuotų, kad tai yra Timas. Ir nežinau kaip, bet tuo momentu, kol policija buvo tame autobuse, dar prieš saulėtekį ši visa istorija jau buvo naujienų žiniose. Tuo tarpu, Greyhound atstovai apie 10 valandą ryte nuvežė keleivius į vietinę parduotuvę nusipirkti naujus rūbus, nes jų visi lagaminai ir daiktai buvo konfiskuoti. Paskui Greyhound kompanija nugabeno keleivius į Winnipeg, kur jie pagaliau 3 valandą dienos susitiko su draugais ir šeimos nariais. Tačiau Timo McLean draugai ir šeima taip jo ir nesulaukė. Timo tėtis, jisai žinojo, jog Timas atvažiuos ir jisai žinojo, kurią valandą. Tačiau kai jisai neatvyko, tėtis tiesiog pagalvojo, kad galbūt Timas pasiėmė kitą autobusą ir atvažiuos vakare. Ir dėl to nusprendė Timui paruošti jo mėgstamiausią atseit patiekalą – kibirą vištienos, KFC.
Bet dėja vakare pasirodė Timo draugai, kurie atvažiavo paklausti Timo tėčio, ar Timas pasirodė ar ne. Ir jie tada ėmė kalbėti apie šitą visą situaciją su autobusu. Ir Timo tėtis nusprendė paskambinti policijai ir išsiaiškinti, kas kaip. Jisai turbūt kažkaip tai paklausė, ar tai pasakė, kad nežinau kaip, bet būtent tėtis per telefoną policijai pasakė apie Timo daiktus turbūt, arba kaip jisai atrodo, ar galbūt kažkokias tai tatuiruotės, ar kažką tai iš ko galėjo atpažinti policija, kad tai buvo būtent Timas. Ir policija pasakė per telefoną Timo tėvai, kad, tai yra jūsų sūnus. Ir nuo tada Timo tėtis, Timas vyresnysis, pradėjo skambinti savo žmonai, kuri tuo metu buvo ten kažkokiam tai kruize, negalėjo susisiekti. That's fine. Jisai tada paskambino savo buvusiai žmonai, Timo mamai, kuri irgi buvo užsiėmusi tuo metu. Jinai gamino vakarienę vietiniams senjorų namams. Ir tenais jinai taip pat išgirdo apie visas tas žinias. Ir jinai kaip pagamino valgyti, jie visi susėdo ir jie visi pasimeldė už tą auką. Ir jinai, Claire, Timo mama, kelis kartus buvo pasakiusi, mano sūnus turėjo važiuoti tuo autobusu. Aš labai tikiuosi, kad jisai grįžo namo, pas mano buvusi vyrą ir kad viskas yra gerai, bet kažkodėl tai galvoju, kad galbūt tai mano sūnus. Ir kai baigė jie valgyti, vėl jinai pasakė, gali būti, jog tai buvo mano sūnus, bet jinai nenorėjo to tikėti. Iki kol pagaliau Timo tėvas, Timas vyresnysis, paskambino jai ir pasakė, kad žiūrėk, aš paskambinu policijai ir pasirodo, kad tai buvo Timas. Jeigu tu girdėjai apie žinias ir kas įvyko, ta auka yra mūsų vaikas. Ir jinai rėkė, ir jinai, kaip aš skaičiau, jinai sakė, nemėgink man taip šnekėti, nemėgink man meluoti. Ir kai pagaliau jinai nusiramino ir išklausė visą tą istoriją, jinai suprato, kad tai buvo jos vaikas, kad tai buvo Timas. Ir jinai išbėgo į lauką ir jinai tiesiog rėkė. Kiek jinai atsimena, jinai tiesiog rėkė. Daugiau nieko negalėdama pasakyti, jinai tiesiog rėkė. Ir nuo tos dienos Timo mama, Timo tėtis ir Timo pamotė, jie visi stengiasi patraukti atsakomybę ant tą žmogų, kuris taip žiauriai pasielgė su jų sūnum. Ir Carol, Timo mama, kaip ir mes visi turbūt, jinai žiauriai kritikavo policiją, kuri 5 valandas nieko nedarė. Nes kaip jinai sakė, kodėl jūs anksčiau negalėjote sustabdyti Vincento, kad jisai nebūtų galėjęs taip žiauriai išsidirbinėti iš jūsų sūnaus kūno. Jie turėjo visus ginklus, jie turėjo viską, jie galėjo, pašauk koją, kad jisai negalėtų pabėgti ir negalėtų kažką tai padaryti. Dujas kokias paleisti, migdomusius, tranquilizerius kokius nors, šauk jam į kaklą ar kažką, tai kad tik tai sustabdytų nuo to viso kanibalizmo, ką Vincentas padarė Timo kūnui. Vienas dalykas, ką visi suprato, jog policija turi laikytis gyvybės ir saugojimo politikos. Ir kadangi jie suprato, jog Timas jau nebegyvas, vis vien, tu kažkaip vis vien gali suvaržyti tą žmogų, sulaikyti tą žmogų, jo nenužudant. Per vieną iš interviu jį pabrėžė, kad policija įvykio vietoje buvo tik 10 minučių po išpuolio, o užuot šturmavę autobusą ir sustabdžius skerdynės, policija nieko nedarė 4 valandas ir 48 minutės, kol Vincentas valgė jos sūnų. Ir aš nežinau, galbūt policija turėjo pateikti kažkokią tai ataskaitą šio viso įvykio ir dėl to jinai žinojo tokį tikslų laiką ir kas kaip vyko, bet, tiesiog. Kanados policija per daug nekalbėjo apie šitą visą įvykį, ar kodėl jie nesiėmė jokių veiksmų. Todėl, žinoma, McLean šeima pateikė civilinį ieškinį prieš Kanados policiją. Taip pat jie kaltino Greyhound bendrovę ir Transport Canada dėl saugumo trūkumo, nes jie leido Vincentui Lee įsėsti į autobusą su mirtinu ginklu. Bet aš niekad negirdėjau iki šių dienų, kad būtų tikrinami keleiviai, kurie važiuoja autobusu. Ar net traukiniu. Praėjus savaitai po šio viso įvykio Vincentas buvo atvežtas į Winnipego, Manitobos sveikatos mokslo centro psichiatrijos skyrių. Jį įvertino vyriausiasis teismo psichiatras Stanley Aaron. Vincentas viską prisipažino ir papasakojo apie balsus jo galvoje. Gydytojai davė jam atitinkamus vaistus ir per trumpą laiką juos vartojant, jo šizofrenijos simptomai išnyko.
Vincas galėjo kalbėti apie įvykį aiškiau. Vincentas viską prisipažino ir papasakojo apie balsus jo galvoje. Gydytojai jam davė atitinkamus vaistus ir per trumpą laiką juos vartojant, jo šizofrenijos simptomai išnyko. Vincas galėjo kalbėti apie šį įvykį aiškiau. Jis pasakė daktarui Stanley Aaron, cituoju, aš esu pikto Dievo sūnus. Dievas pasirinko mane žudiku, o Timą auka. Čia dar tik tai pradedant vartoti vaistus, jisai pasakė šią tokią citatą. Vincentas kalbėjo, jog Dievas valdo visus žmonės, bet jis taip pat supranta, jog nužudė žmogų ir tik jis vienintelis yra atsakingas už Timo mirtį. Tai tu ar su Dievu, ar su velniu kalbėjai? Nes, Dievas, visus mylintis, nelieptų žudyti vienas kitą, ne? Kur mano krikščioniukai sėdintis dabar komentaruose. Kalbėdamas su daktaru Stanley, Vincentas nuolat klausinėjo, ar Kanados vyriausybė turi mirties bausmę ir kiekvieną kartą, kai daktaras Stanley jam pasakydavo, kad ne, Vincentas supykdavo ir sakydavo, jog Dievas pasakė jam, jog turi mirti, jog turi nusižudyti. Po 19 sesijų daktaras Stanley Aaron parengė savo vertinimą teismui. Daktaras Stanley žinojo, kad aukos šeima ir visuomenė jį atidžiai stebėjo. Jis žinojo, kad visuomeniai lengviau patikėti, kad monstriškus dalykus daro tik tai monstrai, tačiau jis turėjo tai įvertinti iš profesinės, ne emocinės pusės ir įvertino, jog Vincentas buvo nekaltas. Besidomint tokia byla, žinoma, aš skaičiau ir girdėjau daugybę nuomonių, tačiau pasirašiau vieną dalyką ir jeigu kam nors neįdomu išgirsti šitą rantą, galite prasukti. Tačiau gynybos advokatas Joe Nauberger teigia, kad žmonės sergantys sunkia psichikos liga neturi noro ar protinio gebėjimo padaryti nusikaltimą. Šiuo atveju asmuo buvo nuteistas už žmogžudystę, nes tikėjo demonais ir jog balsas, kurį jis girdėjo, buvo Dievo ir neturėjo savarankiško, ar greičiau sąmoningo blaivaus proto, padaryti pirmojo ar antrojo laipsnio žmogžudystę. Tada kitur skaičiau tokį dalyką. Visuomenė tikėjo, jog Vincentas metodiškai viską suplanavo ir pasirinko nieko nenutuokiančią, savęs apsiginti negalinčią auką. Tai yra, jog Timas autobuse miegojo ir visiškai nežinojo, kas vyko aplinkui jį. Tas Dievas nenurodė Vincentui laukti tobulos aukos ar valgyti Timo kūno dalis. Jie taip pat palygina situaciją su 15-mečiu Darrenu Batty, kuris kreipėsi į Vincentą dėl nešiojimo kompiuterio, nepaisant balso, kuris perspėjo Vincentą, jog demonas ruošiasi jį nužudyti tą pačią dieną. Nes jeigu pamenate, kaip aš sakiau, jo kolis įsidėjo ant to suoliuko, pravažiavo kažkoks tai pikapas, kažkokia tai mašina, ir Vincentas staigiai įsikišo ranką ir laikėsi to peilio, galvodamas, jog va čia dabar manęs atvažiuoja nužudyti. Tad kodėl jisai nepagalvojo to, kaip 15-metis tas Darrenas priėjo prie jo ir norėjo nusipirkti jo laptopą? Nes iš tikrųjų taip, Darrenas yra 15 metų, silpnesnis, mažesnis. Kodėl Vincentas nenusprendė, kad būtent tas Darrenas buvo demonų apsėstas, atvykęs būtent jo nužudyti? Kodėl jis nieko dėl to nedarė, bet tiesiog atidavė kompiuterį už vietoj $660. Bet kaip ir sakiau, šizofrenija veikia skirtingai visiems. Vincento teismas prasidėjo 2009 metais kovo 3 dieną. Prasidėjus teismo posėdžiui, Vincentas įėjo į teismo salę labai lėtai, vos nedramatiškai, tačiau visi matė, kad jį slėgė emocijos, o kai kurie girdėjo jį sakant, prašau, nužudyk mane. Teismas vykdė uždarą bylos nagrinėjimą. Jie nepakvietė nei vieno liudininko ar šeimos nario, tačiau ten buvę advokatai ir psichiatrai tikėjo, kad Vincentas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už savo padarytus darbus dėl šizofrenijos sukeltos psichozės. Kalbant apie Timo McLean šeimą, 2009 metais vasarą draugai ir šeimos nariai susirinko prisiminti Timą ceremonijoje priešais Manitobos įstatymui leidžiamosios valdžios pastatą. Timo nuotraukos buvo apsuptos gėlėmis ir žvakėmis, o svečiai vieni su kitais kalbėjo ir dalinosi prisiminimais apie Timą. Bėgant metams Timo motina, pamotė ir tėvas vis dar kovojo su Timo netiktimi ir jie niekada negalės to pamiršti. Jų sūnaus žmogžudystė prisimenama kaip viena baisiausių žmogžudysčių visoje Kanados istorijoje. Ir iš tikrųjų tai ne tik baisiausia žmogžudystė, bet tuo pačiu žmogus Vincentas net nebuvo nuteistas.
Vincentas Lee buvo gydomas nuo šizofrenijos Selkirk psichikos sveikatos centre, kur jam buvo skirti tam tikri antipsichoziniai vaistai. Tradiciniai antipsichoziniai vaistai blokavo jo dopamino receptorius, kas galėjo pabloginti jo simptomus. Atradus jam tinkančius vaistus bei taikant elgesio terapiją, Vincento psichika smarkiai pagerėjo. Ir dar toksai mini faktas, šiaip informacija, kurią perskaičiau besidomint šitą bylą. Kam įdomu, prasakyti. Kai kurios praktikos netgi įvedė elektrokonvulsinę terapiją skirtą tokioms lygoms gydyti. Elektrokonvulsinė terapija arba ECT, taip pat žinoma kaip elektrošoko terapija, yra psichiatrinis gydymas, kai smegenyse sukeliamos kontroliuojamos priepuolius naudojant elektros srovę, kad būtų galima valdyti sunkius psichikos sutrikimus, dažnai naudojant gydant sunkią depresiją, maniją ir katatoniją. Kas yra katatonija, aš nežinau, susigūglinau ir. Katatonija yra būsena, kai kas nors yra pabudęs, bet neatsako į kitus žmonės ir jų aplinką. Ir labai panašiai, aš sakyčiau, buvo, kai Vincentas buvo autobuse. Kai visi sakė, jog jisai darė visą tai, bet buvo be jokių emocijų. Ir aš neįsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti tas visas veidas ir ta visa situacija, kur žmogus taip žiauriai išdarinėja kūną ir rodo visiems kūno dalis be jokių emocijų. Katatonija? Turbūt. Arba būdų. Katatonija ir psichozė. Šizofrenijos psichozė. Vos po metų nuo teismo 2010 metais Vincentui buvo leista paatostogauti už psichiatrinės ligoninės ribų, žinoma, su priežiūra. Tada 2012 metais leista išeiti be priežiūros, o 2014 metais birželio mėnesį jis pradėjo gyventi halfway house. Tai čia toksai, namai, kuriuose gyvena mažiausiai pavojingi nusikaltėliai ar atlikę savo bausmę ir bando integruoti į visuomenę. Kadangi tos vietos vadovai, psichiatrai ir visą kitą pastebėjo, jog Vincentui vis gerėja ir gerėja, dar kitais metais, tai 2015, jam buvo leista aplankyti Winnipegą. Su sąlyga, jog su savimi visada turės telefoną. Wow, sąlyga. 2017 metais, vasario mėnesį, praėjus 8 metams nuo teismo posėdžio, Manitobos baudžiamojo kodekso priežiūros taryba priėmė sprendimą paleisti Vincentą į laisvę. Be jokios priežiūros, be nieko. Žinoma, aš suprantu, kad per visą šitą laiką jisai buvo stebimas visų ir jog jo psichinė būsena vis gerėjo ir gerėjo ir nusprendė tada visi, jog jisai tikrai nekelia jokios grėsmės visuomenė ir dėl to jį paleido į laisvę. Išleido į laisvę. Tačiau aš galvoju, mano nuomonė, kas jeigu jisai nevarto savo vaistų? Kas jeigu jisai neturės galimybės įsigyti jų, dažniausiai tie vaistai būna nemokami. Tačiau, pavyzdžiui, aš turiu žmogų savo gyvenime, kuris turi ADHD ir tie vaistai be daktaro išrašymo kainuoja 400 svarų. Su išrašymu 30. Tai pavyzdžiui, kas jeigu jam irgi va taip atsitiktų, kuris turi vartoti tos vaistus, tačiau jam yra per brangu jos nusipirkti, kas tada? Arba galbūt, jeigu jisai išvažiuos į Kiniją ir būtent tų vaistų jisai neras, kurie jam padeda. Ir pamėgins kitus Kinijoje, kurie galbūt kažkiek tai panašus, bet kai buvo rašyta, kad kiti vaistai sutrikdė jo dopamino sensorius ir dėl to jo psichika vis blogėjo ir blogėjo dar labiau. Kas jeigu tai įvyktų Kinijoje? Ir kaip gali gydytojai ar valstybė garantuoti, jog Vincentas turės tos vaistus po 5 metų, po 10 metų, po 15 metų? Kas bus tada? Dar kitas dalykas, jog jį ne tik kad paleido į laisvę, tačiau jam buvo panaikintas teistumas. Tai yra, jog jisai, jeigu vėl nusikalstų, jeigu vėl kažką tai nužudytų, jisai būtų teisiamas, lyg tai būtų padaręs pirmą kartą. Ir be šio teistumo jisai gali dirbti bet kur. Su vaikais, pagyvenusiais žmonėmis, gyvūnais, patys suprantat. Ir valstybė jam taip pat padėjo pakeisti jo vardą. Dabar jo vardas yra William Baker. Ir aš dariau porą video, kur irgi, dažniausiai nepilnamečiams, kurie prasikalto, kurie nužudė, atsėdėję, valstybė davė naują vardą ir, tiesiog
Incognito. Go to the world. Aš tiesiog nesuprantu, kam viešai skelbti tada tą vardą, jeigu tu nori, kad tas žmogus, na, tiesiog turėtų naują tapatybę. Ir aš googlinau William Baker. Basic ass fucking name. Ir nieko daugiau neradau, apart ten kažkokio tai ten, kur krepšininkas kažkoksai tai buvo. Nežinau, tačiau visuomenė irgi buvo pasipiktinusi šeima, Timo McLean šeima irgi buvo pasipiktinusi šitą visą situaciją. Tačiau vienas iš psichiatrų teigia, kad tikimybė, jog Vincentas vėl nusižengs, ko aš nenoriu, nusižengs, vėl nužudys kažką tai, yra tik tai 0,8%. Pats Vincentas teigia, jog jisai nori vartoti vaistus ir jog jisai nori geresnio savo gyvenimo ir nenori niekados turėti tą psichinę, tą visą būseną, ką jisai turėjo būtent tą dieną, tą savaitę, tą mėnesį, tuos visus metus po galais. Nežinau, atsiprašau, aš pikta, aš turiu savo nuomonę dėl šitos visos bylos, bet jo, man įdomu sužinoti, ką jūs galvojate, nes, nežinau, sunku spręsti. Atrodo, tu turi duoti šansą tiem žmonėm susitvarkyti ir būti geresniais piliečiais. Ir atrodo, iš šeimos, kaip sakykime, McLeano šeima, aš suprantu, kodėl jie nenori jo matyti tiesiog laisvai vaikštančio. Ir iš tos pusės, kur tu, jeigu tu vartosi vaistus, jeigu tu turėsi atitinkamą terapiją ir visą kitą, tavo psichika tikrai pagerės. Ir dėl to aš pasirašiau vieną dalyką. Nežinau, savo jums gal galite praskipinti, labai daug skipinimo šiandien, ne? Priklausomybių ir psichikos sveikatos centras ir teismo psichiatrijos vadovas dr. Aleksandras Simpsonas, nepaisydamas visuomenės pasipiktinimo, patvirtino pažeidėjų reabilitacijos programos veiksmingumą. Programą siekiama gydyti pažeidėjų ligą, gyvenimo būdą, požiūrį į ligą, stabilumą gyventi gerai ir saugiai. Pacientą psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai ir socialiniai darbuotojai gydo iš lėto, palaipsniui suteikdami jiems daugiau laisvės, jei jie gerai reaguoja į programą. Programa yra sudėtinga ir reikalauja ilgo ir kruopštaus proceso, apimančio kelius stebėjimo lygius per metus. Paciento sveikumo procesas yra sudėtingas ir žinoma skirtingas kiekvienam žmogui ir visa kita. Ir kadangi aš pati dirbu kaip social worker, support worker, man taip pat tenka bendrauti su tokiais žmonėmis ir matyti jų progresą. Jeigu kažkas tai nenori, kad jiems padėtų, niekas ir nepadės. Bet jeigu tu nori kažkokios tai pagalbos, tad tie žmonės ims ir mėgins viską. Įvairiausius vaistus, iki kol ras tą vieną, įvairiausius terapistus, nes kartais pirmas terapistas būna antras terapistas per daug iškutį, čia gilinėsi per staigiai, per greitai, ir tada trečias maždaug atsisėskime, pakvepuokime, ir dabar pakalbėkime, ir maždaug, oh shit, yeah, you already my favorite, you know? Tada labai daug viskas priklauso nuo pačio žmogaus ir situacijos, ir gaila, kad mes nežinome tiek daug apie patį Vincentą. Vincentą? Kuo daugiau sakau jo vardą, tuo labiau nežinau, kaip sakyti čia visko. Bet aš tuo pačiu suprantu Timo šeimą ir apskritai tiesiog visuomenės pasipiktinimu, jog valstybė, Kanados valstybė teikia pirmenybę Vincento gerovei, o ne Timo. Timo mama, Carol, pateikė peticiją dėl nebaudžiamosios atsakomybės įstatymų pakeitimo, pristatydama savo bylą Senato komitetui. Jos idėja, jog psichiškai nesveikus nusikaltėlius gydantys daktarai ir juos laikančios institucijos būtų labiau atsakingos. Jog psichiškai sergantys žudikai atliktų bausmę vietoje, kur gali gauti gydymą, tuo pačiu pasirūpinant visuomenės saugumu. Ir esmė tame, jog toks dalykas jau yra, aš nežinau apie Kanadą visiškai, dėl to man taip įdomu turėti šią istoriją būtent, kuri atėjo iš Kanados, nes, mes nieko per daug nežinom apie ją turbūt. Ypač teisinius procesus. Tačiau visada, jeigu turi kažkokių tai psichologinių sutrikimų ir kažką tai nužudė ar mėginę nužudyti, sėda į kalėjimą, jie gauna tos vaistus kalėjime, jie visiems gauna kažkokią tai terapiją. Bet žinoma, keista, jog Vincentas buvo pasodintas į tokią, šiltą, minkštą patalpą, gaudamas kasdienę konsultaciją. Ta prasme, jisai vis vien nužudė žmogų. Nesvarbu, kad tai buvo jo manic episode ar ten šizofrenijos sukelta psichozė. Jisai vis vien nužudė žmogų ir dėl to turėtų ne kažkur tai psichiatrijos ligoninėje sėdėti, bet bent jau kalėjime.
Nežinau, ar čia viena taip galvoju, ar what the fuck. Ir dėja, Carol peticija surinko tik tai 1200 parašų. Ir tačiau, kaip jis sakė, pati toliau ketino kovoti už pokyčius. Kitka, man buvo įdomu sužinoti, kas įvyko su tais keleiviais. Ir pasirodo, kad keletas jų turėjo iš tikrųjų labai PTSD momentus savo gyvenimuose, jeigu ne iki šiol kovoja su PTSD būtent po šio viso įvykio. Ir Greyhound iš karto po incidento pasiūlė liudininkams telekonsultavimo paslaugą, bet maždaug po mėnesio jų duotas numeris nebeveikia. Vėlesniais metais liudininkai iškėlė keletą civilinių ieškinių prieš Greyhound, visi jie buvo nesėkmingi. Autobusas, kuriame įvyko žmogžudystė, buvo pervadintas, perdažytas ir panaudotas kitoje Kanados dalyje. Galiausiai Greyhoundas nutraukė visas paslaugas Kanadoje, per mažai turbūt žmonių naudojasi tuo būtent transporto jų paslaugomis bent jau. Ir aš tikrai nemanau, jog tai būtent dėl šio įvykio, kadangi besidomėdama šią bylą ir rašydama like Greyhound cases, buvo keletas straipsnių, jog irgi kažkas tai nutiko būtent autobuse, būtent Greyhound autobuse. Bet jo, dabar Greyhound nebėra Kanadoje visiškai. Kalbant apie Timo McLean šeimą, būtent ką parašė, ar bent jau per interviu davė Timo mama, jinai sakė, jog dažnai mato Greyhound autobusų savo gimtajame mieste, kurie iš pradžių buvo siaubingos tragedijos priminimas, bet dabar jį bando juos matyti kaip jo sūnaus Timo dvasią, kurį ją aplanko, patikrina ją. Ir kaip sakiau, McLean šeima nebuvo vieninteliai, kurie nukentėjo iš tos tragedijos, buvo keletą irgi istorijų iš keleivių ir tiesiog noriu irgi pasidalinti, nes manau, jog tai svarbu. Viena moteris vis dar negali pamiršti to klaikaus rėkimo, Timo šaukimo. Iš kitos moters buvo atimtas jos vaikas, nes socialiniai darbuotojai pasakė motinai, jog dėl jos PTSD, patirtos būtent dėl šio fucking įvykio, ji yra netinkama mama. Nuolat pabandu prislėgta ir nesulaukiu tinkamos pagalbos, sakė jie. Mažametė gyveno globos namuose, kol po metų teismo suteikė močiutei globą, o mamai leido tik tai lankyti ją. Kalbant apie Steveną ir jo žmoną Izabelę, Greyhound Kanada sumokėjo už 6 konsultavimo seansus ir suteikė jiems papildomus 450 € už jų daiktų praradimą. Ačiū. Stevenas kažkada buvo garbingas studentas, bet po šio išpolio jis beveik visada vėluodavo į pamokas, taip pat jam buvo sunku bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Anksčiau jis buvo draugiškas bendraujantis žmogus, bet nuo tragedijos beveik nebeišeina iš namų ir retai bendrauja su žmonėmis. Net kai ir bendrauja su kažkuo nepažįstamu, jo paranojo jo nepalieka ir verčia jį manyti, jog jis bendrauja su dar vienu psichozę išgyvenančiu žudiku. Jo žmona Izabelė po tragedijos susirado darbą. Pusę etato darbą. Ir metė mokyklą. Abu prisipažino, kad prarado pasitikėjimą nepažįstamais žmonėmis. Greyhound, Vincui Lee ir RSMP, Kanados policijai, ir generaliniam prokurorui ir Kanados vyriausybei buvo iškelti keli ieškiniai. 2 keleivės, Deborah Tucker ir Kylie Shaw, jos reikalavo 3 milijonų. Abi patyrė nerimą, anxiety, nervinį šoką ir depresiją. Po išpolio Kylie nebegali dirbti ar mokytis ir net jos santuoka bei kiti santykiai nuo to laiko žlugo. Vėliau jį pasakė: man buvo sunku girdėti greitosios pagalbos, policijos automobilių sirenas. Aš išsigąstu, turiu prisiversti išeiti iš namų, o tai sukelia smarkų nerimą, anxiety. Ji pradėjo sapnuoti košmarus, jog stovi greitkelio šone ir žiūri į Vincentą, kuris laiko Timo nupjautą galvą. Nemanau, jog tai sapnai, aš manau, jog tai yra tiesiog prisiminimai ir tai yra PTSD, vėlgi. 2 moteris tvirtino, kad Greyhound buvo atsakingas už tai, kad neužtikrino saugaus praėjimo, tinkamai neapmokė personalo ir neužtikrino tinkamo saugumo autobusų stotyse ir keleivių vietose. Tačiau aš manau apie tą tikrinimą, kad neturėtų jokių pavojingų ginklų, bet vėlgi nemačiau, jog nei viena šalis tai darytų. Moterys taip pat tvirtina, kad Kanados vyriausybė yra atsakinga už tai, kad neužtikrino nacionalinio transporto saugumo ir reikalavimų pagal Kanados transporto įstatymą.
O RCMP, Kanados policija, buvo atsakinga už tai, jog laiku nepašalino Vincento iš autobuso. Abi moterys 2015 metais Liepos 14 dieną atsisakė ieškinio, nes, nežinau, turbūt nebeturėjo jėgų kovoti, galbūt nebeturėjo išlaidų, nes visas šitas procesas turbūt buvo gan brangus. Dėl to sunkvežimio vairuotojo Chris Aguilera, kuris sustojo ir bandė padėti, jis negalėjo grįžti prie sunkvežimio vairavimo ir apskritai nebebuvo toks, koks buvo anksčiau. Vėliau jis sakė, kad Vincentas sugriojo jo gyvenimą, jis visada dairosi per petį ir Chrisas nebegali ilgai išbūti didelėse žmonių grupėse. Keleiviai ir pats Chrisas tikrai nebuvo vieninteliai žmonės, kurie kenčia po šio įvykio. 2014 metais Liepos 17 dieną naujienos pranešė, kad vienas pirmųjų pareigūnų atvykusių į įvykio vietą atėmė savo gyvybę. Kenas Barkeris nesenai išėjo į pensiją iš RCMP ir dirbo šunų prižiūrėtojų, bet daugelį metų kovojo su PTSD. Jam tuo metu buvo 51 metai ir jis daugiau nei 2 dešimtmečius dirbo teisėsaugos institucijose, kol tapo košmaro Greyhound Bus 1170 liudininku. Vėliau po įvykių jis gavo psichiatrinę pagalbą, bet jo žmona Sherry sakė, kad RCMP nepadarė pakankamai, kad padėtų savo pareigūnams kenčiantiems nuo PTSD. Jo liga ne tik privertė Keną išeiti į pensiją, bet ir kainavo jam santuoką. Sherry sakė, Kenas ir aš išskyrėme prieš 3 metus, tai padarė PTSD. Ir jis nusižudė prieš pat mūsų 26-asias metines. Jis dažnai siųsdavo Sherry trumpasias žinutes, rašydamas, aš manau, kad esu per daug sugedęs ir niekada nesusitvarkysiu. Ir norėčiau, kad susirgčiau vėžiu, nes tada žmonės suprastų. Sherry ir jos sesuo išgelbėjo nuo bandymo nusižudyti prieš 2 mėnesius, tačiau joms nepavyko jo pasiekti per paskutinį bandymą. Šiek tiek lengvesnė nata. Savaitę po to viso įvykio Greyhounds nutraukė savo nacionalinę reklamą, kurio šūkiais yra priežastis, dėl kurios niekada negirdėjote apie autobusų įniršį. Jo, tikrai nereikia jaudintis, no. 30 žmonių važiuojančių vienoje dėžėje tikrai negali nieko padaryti, vienas kitam, no. Kas įdėmiai sėdėjo, stovėjo ir darė valgyti, ar ėjo miegoti. Labas rytas visiems. Sorry, žinau, kad kai kurie klausosi manęs vien tik tai tam, kad užmigtų. Bet kas įdėmiai klausėsi, turbūt turi vieną klausimą. O kur Timo mergina, kuri buvo nėščia? Praėjus 5 mėnesiams po Timo mirties gimė Timo sūnus. Ir kaip sakiau, Colleen, jinai turėjo 2 vaikus iš praeitos santuokos ir aš nežinau, ar jinai negalėjo prižiūrėti, ar kas buvo, tačiau Timo mama Carol 2016 metais gavo pilną sūnaus, anūko globą. Tad kai anūkui buvo 8 metai, jinai tada perėmė visą globojo. Kaip ji pati sakė, tai mano sūnaus siųsta Dievo dovana, kad turėčiau priežastį kasdieną keltis ir rūpintis juo, anūku. Ir turbūt dėl privatumo, ar tiesiog, bet kol aš besidomėdama šitą visą bylą, visiems ateina vardai ir visiems ateina Facebooką ir visą kitą, todėl man pavyko rasti tiek Timo merginos Facebooką, tiek Timo mamos Facebooką. Ir iš nuotraukų atrodo, kad jie visiems stengiasi gyventi laimingą, normalų, gerą gyvenimą. Ir aš labai tikiuosi, kad jie gali tai daryti po šio viso įvykio praėjus kiek? 17 metų dabar jau praėjo po šio viso įvykio. Tad malonu matyti, kad jie stengiasi bent jau išlaikyti tą Timo vardą. Nežinau dėl Timo merginos ir tiesą sakant, dėl pačio privatumo ir tiesiog pagarbos nenoriu per daug klysti ir domėtis, ar tuo labiau čia sakyti, nesvarbu, ką aš būčiau sužinojus ar atradus kokią informaciją. Tiesiog svarbiausia, kad palinkėkime visi jiems kuo geresnio ir laimingesnio gyvenimo, kadangi šita istorija iš tikrųjų buvo žiauri ir tokį dalyką sužinoti ir išgirsti, nežinau, net pati kaip pačiai tektų gyventi su tokiu skausmu. Dėl pačio Vincento, aš tikiuosi, kad jisai tebevartoja tos vaistus, aš tikiuosi, kad jisai nenori niekados vėl būti toje būsenoje ar atimti kažkam tai gyvybę vis dėlto. Tai
tai irgi veikia, žinant, kad tu kažkada tai nužudėjai, kol neturėjai jokio supratimo, ką tu darai tuo metu. Ir linkiu ir jam kažkokio tai gero gyvenimo ir kad jisai nieko savo nepasidarytų dėl tos visos turbūt kančios. Ir jo, aš retai kada darau bylas, kurios ne iš Amerikos ar Anglijos ar kažkur tai. Čia, man regis, yra pirma byla iš Kanados. Ir tiesiog buvo įdomu pamatyti Kanados įstatymus ir kaip jie baudžia nusikaltėlius ir būtent tuos, kurie turi psichikos sveikatos sutrikimus. Tad kokia jūsų nuomonė apie šią visą bylą, kaip jūs būtumėte nubaudę Vincentą už šią žmogžudystę? Ar gal vis dėlto sutinkate su tuo, ką psichiatrai pasakė apie Vincentą, jog dabar viskas bus gerai, bent jau kol jis vartos tos vaistus tikiuosi. Bet jo, leiskite žinoti savo nuomonę, aš turbūt kaip visą laiką per daug emociškai buvau šiame video, bet kaip ir visose. Bet šiandieną tiek, ačiū už jūsų visų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye! Žinau, kad pažadėjau pasakyti bye, bet pamiršau vardą ir nebegaliu įeiti į savo e-mailą. Bye, boy!